tašką, sakykime, paimti nulinį tašką kūdikio gimimą, nors kūdikis atėjęs šį pasaulį nėra tuščia lenta, tabula rasa, jis nėra toks, jis jau ateina kažkoks, siela kažkokia su patirtim. Bet jeigu priimti, kad tai yra, sakysim, nulinis taškas mūsų kvėpavimui ir žmogus gimsta, jis ateina į gyvenimą žmogus ir ateina į kvėpavimą, galima taip sakyti. Jis išnyra į gyvenimą ir išnyra iškart į kvėpavimą. Ir kvėpavimas nuolatos kinta. Mes vienaip kvėpuojam, kai esam ramūs, mes kitaip kvėpuojam, kai džiaugiamės, dar trečiai, kai liūdėm, mes vienaip kvėpuojam, kai galvojam apie viršininką, ir kitaip kvėpuojam, kai galvojam apie mylimąjį, pavyzdžiui, apie vasarą ir apie žiemą, apie kas buvo ir kas bus, ištisai mūsų kvėpavimas kinta. Tai yra kaip kardiograma. Aš vadinu, kvėpavimas tai yra kašos kronikos. Žmogaus kvėpavime yra įrašoma viskas. Jeigu kūdikis guli, jį išgąsdino garsas, kvėpavimas sustojo. Kažkas arba kažkas užriko ant mažo vaikučio, jisai įsitempė. Jis nuryjo. Kai sako, nurijau džiaugsmą, nurijau skausmą ir kitokias emocijas. Yra tiesiog taip kalbama, taip dažnai nesuvokiam, kad tai iš tiesų vyksta. Kodėl vyksta? Todėl, kad kvėpavimas tuomet sutrikdomas ir nuryjamas. Ir galima sakyti, kad kažkur ten įsirašo ir lieka emociniam kūne, kažkuriam fiziniam kūne netgi lieka. Jūs turbūt visi matėt, arba jeigu nematėt, atkreipkite dėmesį palieskit netgi kokį 5 metų vaikutį, jo pletukus. Dažnai jie būna įsitempę, labai dažnai. Tiesiog vaiko pletukai įsitempę. O nuo ko? Nuo ko įsitempę? Nuo tų žodžių turbūt, kuriuos jis girdi. Tu negeras. Kad tu būtum geras, tau reikia to. Tu ir vėl, ne, tu ir vėl, eik šalin, eik žaisti. Tu ir vėl trukdai, vėl pridarei. Taigi, kai tas vaikutis, tas pavyzdys, girdi tuos žodžius, jo kvėpavimas kinta ir kūnas įsitempia. Ir tie pečiai, sakysim, įsitempia, pavyzdžiui, krūtinės ląsta užsidaro, įsitempia taip pat, dėl ko, kad neįžeistų. Kai sako, šneka širdis uždaryta, ten panašiai, ten tas žmogus, o nuo ko jį būna uždaryta? Juk tas žmogus neuždarė, kad jisai nenori rodyti to širdies. Ar jis kažkoksai toks beširdis? Nuo ko užsidaro žmonėm? Todėl, kad neužgauti, kad neužgautų. Žmogus tą daro kaip iš geriausių ketinimų, kaip ir tas vaikutis įsitempia ir užsidaro. Kad nejausti skausmą. Tai nenuveda, sakysim, tai nuveda į ką kitą, nenuveda į tą saugumą ir gėrį, ko žmonės galvoja, ką galvoja, tikėdamėsi, kad aš uždarysiu širdį ir aš būsiu saugus. Jokių būdų ne. Bet kvėpavimas pakeitęs, reiškia, emocijos pakeitusios kvėpavimą ir įtempusios fizinį kūną ir tą emociją tuo metu, sakytumai, aš sakyčiau, kaip aš pavadinu, užsifiksuoja. Jeigu idealių variantų, tuo metu, kai vyksta tos negatyvios emocijos, ar tam vaikučiui, ar man, sakysim, viršininkas man kažką sako, iškvietė ant pilno kilimo ir sako, o aš tiesiog ramiai kvėpuoju. Visa tai neužsifiksuoja arba ne taip stipriai mano kvėpavime ir mano emocijose, mano prote ir iš to sekančiuose mano įsitikinimuose. Jeigu, tai, reiškia, idealiu atveju būtų įmanoma. Reiškia, jeigu mes idealiu atveju nuo gyvenimo, nuo ankstyvų, nuo tiesiog gyvenimo pradžios, tada, kada galim, valdytume kvėpavimą, išmokti, tai